Taigi, kad aš sakiau, kad pademonstruosiu, nes geriau, kaip sakyti, faktai kalba patys už save. 145 litai per mėnesį. Pirmas mano mėnuo 2006 metų gegužės. Ačiū dideli pinigai. Nu, nieko žiūrė, ne? Tai žinokite, mano vyras, kaip ir sakė, daryk biznį, bet daryk už savus pinigus. Bet aš sakiau, palauk, aš esu, žinau, ką tai reiškia, nes mane Zita mokino tinklinio marketingo. Ir koks čia, bet rugpjūtis jau buvo 3266, iki dar nieko žiūrė. Rugsėjį tų pačių metų aš tapau Perlinio orchidėją ir čekis mano buvo 5546. Lapkritį aš buvau Purpurinio orchidėja ir mano čekis buvo 9000, matosi, bet teisingai, 9811. Gruodį tų pačių metų mano čekis jau buvo 19524. Tai jau žinokit, ne tik Lietuva, bet jau ir Anglijoje, tai visiškai neblogai. Ir tada praktiškai padariau pačią didžiausią klaidą. Nes pradėjau kalbėti žmonėms, nu kaip sakyt, ne, bet visą laiką aš sakydavau, kad į kompaniją įstoti tai visiškai pinigų nereikia visiškai įdėti. Užsipildos formą, dažniausiai sponsorius, jeigu tai popierinė forma nupirks, o jeigu internetu tai visiškai nekainuos. Ir sakydavau, pirkit kada norit ir kiek norit. Tas tiesa, bet jeigu norim pasakyti biznį, pirmiausiai save reikia įdėti į kažkokius tai rėmus, ko mes norim pasiekti gyvenime. Nes tik tai pirkdama, kada noriu ir kiek noriu, tai žinokit, nes kaip sakiau, žmonės daro tai, ką mes darom, jie neklauso, ką mes šnekam. Ir tada būtent buvo Anglijoje pirmas toksai pirma didelė susirinkimas ir vienas anglas paaiškino, kad mes neieškom geriausių pardavėjų. Jeigu jūs kažką turit savo kraujyje, kad galit parduoti, tai labai gerai. Nes iš tikrųjų, aš šiandien su viena kosmetologė bendravau, sakiau, iš tikrųjų, kodėl moterys gražinasi? Taigi, kad savo prekinę išvaizdą pataisytų. A ne taip? Iš tikrųjų, mes vis tiek, mesgi viską parduodam. Tik tiek, kad tiesiog žmonės bijo to žodžio parduoti. Tai neparduokim, vartokim patys tos produktus. Ir pakvieskim nors vieną žmogų. Ir va, kaip Paulius pasakojo, rodė tą... Tai ten netokie, kaip sako, tinginiams po 1, po 3, po 5, galite po 25. Ir ypatingai, jeigu pirmą mėnesio dieną jūs pasikviesite vieną, tai galbūt antrą jums dar bus noras didesnis, galbūt pasikviesti 2 ir nereikės laukti sekančio mėnesio, kad pasikviesti daugiau žmonių. Ir kai aš pradėjau taip pati savo įsisamoninau, kad reikia aiškinti žmonėms apie biznį ir kad jie turi kurti planus ir mokytųsi, iš karto ir rezultatas buvo kitoks. 2008 gruodžio mėnesį, aš pirmą kartą tapau Diamantinė orchidėja ir buvo 38 676 litai, tai jau nepasakykit, kad maži pinigai. Taip? Ir čia dabar lapkritis. Krizė, taip. Ir šiuo metu, kas yra duplikacija? Kas yra gera duplikacija? Kai lengva pakartoti. Turbūt žinot, kad pirma linija tai žmonės, kuriuos mes asmeniškai pakvietėm. Antra linija tai žmonės, kuriuos mes padėjom pasikeisti savo draugams, artimiesiems, taip. Trečia linija, kuriuos jie pasikvietė. Mano struktūrai šiuo metu per 4,5 metų 81 gylio duplikacija. Įsivaizduoja? Žmonių 32 000. Jūs galvojate, kad aš žinau, kur jie gyvena? Norėčiau. Net jeigu aš sugalvočiau šitą video nebedaryti, tai mano komanda nesustotų. Bet man reiktų, kaip sakyti, truputėlį išimti smegenų, kad aš sustočiau. Nes iš tikrųjų tai, kai kompanijos reklamai yra tokie, kad nuperkat, kiek čia taškų Lietuvoje? Kiek? Taip pat, to vieno buteliuko pakaktų, kad gautumėm komisinius kas mėnesį. Ir tai galim parašyti palikimą, perduoti savo vaikams, o kvepalai tai yra tokia prekė. Kada kvepalais pradėjo žmonija naudotis? Prieš Kristų. Taip? Kada kvepalais
žmonė nustos naudotis. Ko gero, kai žmonė išnyks, taip? Taigi dabar, netgi, sakau, kvepalai atsirado anksčiau, nebuvo elektros, nebuvo kompiuterių, nebuvo paskaitų apie tinklinį marketingą, bet kvepalai jau buvo. Ir kada jie nustos, tai turbūt taip niekada, taip? Ir va dabar užteks ir man, ir jums visiems. Nu, aišku, kuo daugiau perkam, tai, nes mes rodom žmonėm pavyzdį, jeigu mes perkam daugiau, žmonės perka daugiau. Tai vieną buteliuką prabangios klasės kvepalų nusipirkti, kad visus šitus gautų. Tai tarkim, aš taip įsivaizduoju, kad aš jau užtikrinau savo ne tik savo sūnui, bet ir savo būsimiems anūkams. Jiems reikės tik neužmiršti, nusipirkti nors vieną buteliuką. O mano dabar reikalas struktūra taip dirbti su žmonėmis, kad jie visur būtų stipri ir stiprėtų. Ir negana to, jeigu jūs galvojate, čia viskas, tai dar ne. Nes, be abejo, aš turiu Mercedesą, mano komandai jau 17 mano distributorių vairuoja Mercedesus, bet pasiekus tam tikrą lygį, man atrodo, pirmą 21% papildomas numeris gaunamas. Taip? Tai aš vienam pagrindiniam savo numerį esu deimantinė orchidėja, kitam savo numeryje esu perlinė orchidėja, trečiam numerį esu 21%, o ketvirtos dar nepradėjau kurti. Bet, aš jau tą numerį gavus esu. Bet, jūs čia daugumą visi žinote, kad mes šitam biznėje labai lengva įstoti. Tai jeigu mes galvojame apie savo artimuosius, tai aš taip pat. Ir tuo metu dar anksčiau nebuvo galima savęs duplikuoti, nebuvo tas leistina kompanijai. Tai aš pasirašiau savo mamą. Ir mano mamai gegužės 2 bus 75 metai. Ateik mamytė, prašau. Ir mama yra kol kas vienintelė Lietuvoje auksinė orchidėja. O dabar galiu pasakyti, kur mes važiuojam rytoj ir antradienį. Ryt išskrendam į Angliją, o antradienį į Sidnėjų. Taip. O kokį maždaug atlyginimą uždirbi? Na taip, kai kokį mėnesį, kartais 10, kartais 14. Ir žinokit, iš tikrųjų, be abejo, aš padedu savo mamai kurti grupę, dirbti su ją. Bet netgi būdama praeitais metais, kai ponas Reksas įteikė jai kelionę į Egiptą, aš mamai pasakiau, nepamiršk pasiimti startinės pakuotės. Atrodo keista, sakom, aš nemoku angliškai kalbėti, bet žinot, dabar ten Egipte ten viskas tokie dalykai vyksta, kai ten nieks nevažiuos turbūt ilgai, bet ten buvo numylėta vieta rusakalbių. Tai mama prie gražaus viešbučio, 5 žvaigždučių viešbučio, pasirašė 20 kontraktų. Nežinokit, tai pasakoja, kaip jinai atvyko, ko atvyko, visi pasakoja, kiek kainavo bilietai, kiek kainavo tą gauti viešbutėm, sako, aš nežinau. Sako, o galėjai pati papasakoti, bet dabar netrukdysiu jūsų laiko. Ir sako, o man tai kompaniją nupirko, tai kur jūs dirbat? Kvepalų kompanija, Federica Mavora. Ir aš kaip dukra labai gerai jaučiuosi, nes kiekviena iš mūsų, jeigu mes turim tėvus, jeigu mes buvom padoriai auklėti, pareiga padėti ir rūpintis savo tėvais, taip? Kieno dar tėvai gyvi? Taip? Vadinasi, mes turėtumėm ir kartais, jeigu mes negalim, tai negalim, bet kiekvienas norėtumėm. Tai kodėl neparodyti šitos galimybės? Ir paskui jie jausis patys, kad jie patys gali sau leisti, ir mes jausimės, kad mes jiem padedam. O iš tikro, man visiškai nereikia leisti pinigų iš savo kišenės, nes pati mama susimoka už viską dar atlieka. Ir gali nukam saldainį nupirkti. Taigi, viskas yra paprastu, bet visa tai, ką jūs pamatysit, tai čia tai, ką norėjot pamatyti. Jeigu pamatysit pigų prastą produktą, tą pamatysit. Jeigu pamatysit labai gerą produktą, taip pat pamatysit. O pinigų uždirbsit galėsit kiek norit. Nes jeigu žinom, kad kompanijos yra ir 30-50 metų rinkoje ir jos visiškai nesiruošia sustoti, o dar ir randa naujų žmonių, tai vadinasi, mūsų kompanijų tikrai dar, kaip sakyt, 6 metai. Aš kompanijai tikrai ne pirmoji. Aš 4,5 metų.
Tai pagalvokit jūs, jeigu aš būčiau pradėjau šitą biznį Lietuvoje, tai patikėkit manim, mano rezultatas ko gero būtų dar geresnis. Nes Lietuvoje tai man būtų nereikėję lietuviškai mokytis. O Anglijoje pradėjau nežinodama kalbos, bet kvepalai toks produktas, kuris kvepia. Taip, kad ir be kalbos, ir padedu aš be abejo visiems, ir kas kreipsitės, nesvarbu kokiame gylyje, jeigu jūs nerandate pagalbos iš savo sponsorių, tai paskambinkite į Lietuvos ofisą. Jie jums duos mano koordinatas. Bet iš tikro, visose tinklalapose yra informacijos tiek daug, čia tik reikia norėti. Mes galim padėti, bet panorėti turite jūs patys. Taigi, ačiū už dėmesį.